jeigu užtektų saulės, viso to, ko reikia augalui, šitose žieduose išaugtų daug medžių. Neapsiriksim pasakę, išaugtų kiekvienam lietuviui po vieną medį. O ateity užvedus didžiulius plotus tų naujųjų daigynų, kuriuos siūlom automatizuoti, bus galima užauginti gal ne tik Lietuvos gyventojų medį, bet ir Sąjungos kiekvienam gyventojui po kelis medžius. Dzūkijos miškininkai pasakoja, kai miškų vorele praeina tuzinas vyrų, vėjas bematant supučia smėlyje taką. Laimiai, Druskininkų miškus juosia kitas, žaliasis takas, vadinamas Saulės ratu. Tai miškininkų Algirdo Valavičiaus kūryba, tai jau darbas ir gyvenimas. Padavimai pasakoja, kad kadaise Lietuvoje gyvena tokia deivė medžiojimą. Tačiau, kada ta deivė pasirodydavosi žmonėms, ji būdavosi liūdna. Jis sakydavosi, kirskit miškus, nebebus miškų, nebebus Lietuvos. Kirskit. Legenda, žinoma, lieka legenda. Mūsų laimė miškai dar tebestovi. Yra daug žmonių, kurie rūpinasi tais miškais. Atiduoda širdį, sumanymus, protą. Medis žinia nelygus medžių. Sunkiausiai Dzūkijos smėlis brandina ąžuolus. Tačiau užaugę jie pergyvena miškus, žmones, o kartais net pačiu save. Šis Girios Aido muziejus kilęs iš Dzūkijos ąžuolo. Stovi tarsi paminklas miškininkui ir miškui. Algirdui Valavičiui ąžuolas dar ir skausmo paminklas. Per jį mokslinių bandymų metu susirgo spindulinė liga. Nuo pastato kraigo nukrito baigiantis muziejaus statybai. Laimiai vėl pakilo. Algirdas Valavičius juoktųsi, jeigu jį patį palygintume su ąžuolu. Žinia, žmogus taip pat nelygų žmogui.
Man gyvenime tai kliuvo įvairių išbandymų. Buvo momentas gyvenime, kai buvau labai nusiminęs. Buvo tokių momentų, kada per ištisus metus galėjau dirbti 20-30 dienų tik tai. Kaip žinia, metuose yra gerokai daugiau dienų. Tik tai, kaip susimastydavau kartais taip objektyviai pažiūrėjęs, ką aš benuveikiu, o tada tikrai jau labai mažai benuveikdavau ir nuolatinis nuovargis, prakaitavimas, galvos skausmai, visokie tokie dalykai, kurie tikrai apsunkina kūrybinį darbą. Gailėdavau, kad vis tik viskas labai nelaiko. Tarytum galėjo būti, bet kažkur tai vėliau, senatvėj, kai aš jau nebeturėsiu energijos, nebus sumanimų, tada jau, kaip dzūkai sako, tuščia jau tada galima ir pas Abraomą keliauti. Man žinoma, nesinorėjo pas tą Abraomą keliauti. Ir galbūt tas didelis nenoras keliauti turbūt padėjo kiek tai ir apsveikti. Na ką daugiau. Dar gal gyvenimas nepasibaigė. Dar yra sumanimų. Yra daug norų. Norisi dar ir miškininkų rūmus pastatyti. Prie tų rūmų jau dabar nori prisikerkti ir ekskursijų biuras. Miškų tyrimo instituto atraminį punktą įrengti reiktų kartu. Norisi, kad tie rūmai taptų tokia kultūrinio miškininkų gyvenimo centrinė buveinė. Turim daug įdomių sumanimų. Ir jeigu, žinoma, juos pasiseks įgyvendinti, reikia skaityti, kad dar gyventi galima. Ir reikia.